Pirmiausiai tai iš tikrųjų noriu pastebėti, kad kalbėti būtent po pranešėjų, kurie jau išsakė savo mintis, savo pastebėjimus. Pirmą dieną gal iš vienos pusės yra lengviau, nes kažkokios kryptis, kažkokie modeliai įsakyti, tam tikros gairės. Bet iš kitos pusės turbūt yra ir sudėtinga, nes kaip ir turi pergalvoti kai kuriuos momentus. Tai logika galbūt, ką ir profesorius minėjo, iš tikrųjų yra tokia, kad pažvelgti šitą pasakojimą iš sakyčiau, kelių perspektyvų. Mes iš tikrųjų vakar kalbėjome apie pasakojimą, apie bendruomeniškumą, mes kalbėjome apie visuomenę, kalbėjome apie skirtingas Lietuvas, kurias mes suvokiam lingvistiniu, tautiniu ar šiuo atveju kitų aspektų. Ir čia, kada mes kalbėjome su gerbiama Nida ir galvojame, reiškia, kodėl yra svarbus vadovėliai, šitą temą irgi vakar buvo paliesta, tai tiesiog kaip ir pabandžiau galbūt pasižiūrėti iš kitos pusės. Tai yra pasižiūrėti galbūt ne tik pasakojimo, nes suprantu, po manęs kalbės mokytojai praktikai, kalbės tie galbūt, kurie lies tos slenksčius. Aš norėčiau gal kalbėti apie tą dalį, kuri yra susijusi su pertraukiais tęstinumu, bet pažvelgti galbūt iš tos pusės, apie ką jau šiek tiek užsiminė ir kalbėjo būtent daktaras Rimvydas Laužikas. Ir čia gal aš norėčiau stabtelėti šitame savo trumpame pasisakyme ties keliais tokiais klausimais. Pirmiausiai mes kalbėjome apie tai, ir pranešėjai vakar kalbėjo apie tai, apie kūrimą Lietuvos pasakojimą. Tai vienas iš mano tikslų turbūt pažvelgti vis tik tai vadovėlis, Lietuvos pasakojimo kūrėjas, perkeltine prasme. Ir ką jis duoda? Jis sudaro prielaidas ar galimybę sužinoti tą pasakojimą, ar jį kurtis, ar kurti pačiam. Ir aišku, laiko yra labai nedaug, tai man norėjusi pažvelgti ir pasiimti vieną galbūt įvykį ir pažiūrėti, o koks yra pasakojimas apie šitą įvykį. Mūsų vadovėlius, istorijos vadovėlius. Sakau, kabutėse, nes vėl tam tikrų dalykų išryškėja. Tai aš galbūt noriu pirmiausiai pasižiūrėti, į tai, o kokie aspektai išryškėja. Ir aš noriu kalbėti galbūt ta prasme, kad tai būtų klausimai diskusijai. Galbūt nepateiksiu atsakymų, bet stengdamasis galbūt provokuoti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ir kita vertus provokuoti jūs apmąstyti, kaip mokytojus, kaip autorius vadovėlių ir mokymosi priemonių, galbūt kaip tėvus ir šiaip vartančius vadovėlių ir jie naudojančius. Tai čia galbūt aš noriu atkreipti į pirmą tokį aspektą, apie ką kalba būtent istorijos vadovėlio, konkrečiai tyrinėtojai, ir apie ką ypač diskutuoja paskutinėse konferencijose tokios IRTM organizacijos tyrėjai, tai yra tarptautinės vadovėlių, švietimo medijų tyrimo organizacijos. Jie kalba, kad šiandien vadovėliai yra labai struktūruoti, daugiamoduliniai. Ta tekstinė vaizdinė informacija yra labai suskaldyta, struktūruota ir tomis priemonėmis yra perduodama informacija sąveikaujant tiek tekstui, tiek vaizdui. Tai pagrindinė galbūt priežastis siejama su tuo ir motyvuoti mokinį, arba kaip daktaras Rimvydas Laužikas kalbėjo, atsižvelgti į tai, kad šiandien vaikai skaito kitaip. Tai vėl, noriu sieti su tuo pasakojimu, su ta problematika, su tomis skirtingomis Lietuvomis, apie kurias mes čia diskutuojame. Ar sudaro, ar nesudaro prielaidas. Nors šiandien visiškai neseniai irgi konferencijos ir diskusijose kalbama, vadovėliai taip struktūruoti, jog jie primena tokį suirusių kaleidoskopą. Labiau padeda, šiuo atveju labiau trukdo, negu padeda mokytis ar suvokti esminius dalykus. Čia keletas atvartų. Vienas iš suomių vadovėlio, kur vien jau struktūriškai nieko neanalizuojant galima matyti ištisinį tekstą, naratyvą, gal galima sakyti, kuris pasakoja tam tikrą istoriją arba šiuo atveju nagrinėja tam tikrą temą. Čia keletas atvartų
iš vadovėlių, kur, gal sakyčiau, priklauso tai struktūrai arba tam struktūravimui, kuris įskirstų į atskirus elementus. Bendras vokiečių, prancūzų vadovėlis istorijos, būtent naujiesiems laikams skirtas. Ir vienas fragmentas iš Tremos lenkiško vadovėlio. Irgi 2007-2013 metų. Reiškia nauji vadovėliai. Ir vienas, ir kitas. Galima sakyti, pasirinktas struktūravimo modelis. Toliau, gal sakyčiau, kalbant ir diskutuojant apie vadovėlius ir apie pasakojimą ir kokias galimybės atveria, turbūt svarbu atkreipti dėmesį ir mes vėl vakar irgi, kaip ir profesorius minėjo, kai kurios dalykus palėtėm, kalbėdami apie mokinį ir apie vaiką. Tai yra, galima sakyti, gal sąlygiškai yra tradiciniai vadovėliai ir tie vadovėliai modernūs arba tie, kurie orientuojasi būti šiuolaikiški, iš tikrųjų medžiaga yra pateikiama keliais principais. Pas vadovėliuose galima pateikti informaciją, ir taip istorijos vadovėliuose dažniausiai yra, ir po to užduotis. Perskaityk, suvok, po to praktikuokis. Vienas principas. Kitas principas, pateikiu užduotis, surask informaciją, tai yra kurk pasakojimą, kurk tam tikras prasmes ir taip galbūt suvok vienokius ar kitokius dalykus. Čia mūsų lietuviškų vadovėlių atvartai, ir čia vėl nereikia galbūt kažkokio labai ypatingo nagrinėjimo, informacija, pabaigoje užduotis ir tiesiog čia keletas galbūt vėl pavyzdžių. Netgi kurdami skaitmeninį turinį mes šiandien pirmą linkę pateikti teoriją, pasakome, čia tokia bus teorija, čia tokios užduotis, po to įsivertinti. Tai vėl įvairios prieigos galimos. Bet pavyzdžiui, tarp istorikų neradau, galbūt galima sieti su Evaldo Bakonio, bet kas istorikai žinot, kas esate galbūt ir vartę, kur vadovėlis parašytas dialogo principu. Bendravimo tarp mokinio, mokytojų, aiškinantis įvairias problemas. Bet štai yra gamtos, toks projektas, gal sakyčiau, projektas vienos temos, kur yra trumpa įvestis ir toliau užduotis. Užduotis reikalaujančios susikurti tam tikras prasmes apie vieną ar kitokią temą, konkrečiai apie energiją. Pateikiu dėl to, kad analogiško kaip ir iš istorijos vadovėlių nėra daug tokio galbūt tinkamo pavyzdžio ir dėl laiko ir galbūt dėl kitų priežasčių. Dabar čia gal norėčiau dar atkreipti keletą aspektų. Pasirėmiau vienos Georgo Echerto instituto tyrėjos, lingvistės Bojana Petrič tam tikrom įžvalgom. Ji kalba irgi apie vadovėlius ir kalba, kad vadovėliai yra, parašyti šiandien keliais stiliais, jeigu galime taip įsireikšti. Yra mokslinio enciklopedinio stiliaus tekstas, ji kalba apie autorinį tekstą, tai yra autorius pateikia objektyvią, nuasmeninti informaciją ir požiūris, aišku, į mokymas yra toks. Tikslas suteikti žinių, tu jas turi įgyti. Bet yra ir kiti tekstai, kuriame kūriamas ryšys tarp autoriaus ir skaitytojų. Ir autorius siekia, ką mes kalbame, to bendravimo, bendradarbiavimo su skaitytoju. Mokinys yra pokalbio dalyvis ir mokymasis čia suvokiamas kaip veikla, kuri vyksta bendravimo. Dabar į kalbą apie to kito, gal sakyčiau, stiliaus, to bendravimo skatinančio stiliaus tam tikras, gal sakyčiau, tam tikrus aspektus, požymius, tai aš čia labai nekomentuosiu, tiesiog į kalbą apie teksto interaktyvumą, čia gal lituanistai jūs žinot tos niuansus ir panašiai, yra kada yra tiesiogiai klausima mokinio, kreipiamas į jį, formuluojami klausimai, kada yra pabrėžiamas ir čia istorikai, aišku, yra išplėtoję tas sąryšis, sąveika tarp praeities ir dabarties. Ir kalba apie tai, kad šnekamosios kalbos vartojimas padeda būtent derinti mokiniams žinomus ir nežinomus dalykus. Ir sudaro galimybę mokiniui galbūt įsitraukti į diskusijas dar prieš įgyjant žinių apie šitą dalyką ar išmokstant to dalyko kalbos. Ir čia aš gal labai tada trumpai. Iš tikrųjų mes irgi vakar kalbėjom apie kritinį mąstymą. Vienas iš komponentas, ar sakyčiau, tai būtų istorijos vadovėlis, ar tai būtų, gal galima sakyti, tam tikra
chrestomatija yra šaltiniai ir aišku, čia tas svarbus skirtingų požiūrių nagrinėjimas ir kritinio mąstymo ugdymas. Tik vėl problema, ir šiandien vėl kalbama, dažnai ta vaizdinė medžiaga nėra išnaudojama. Jinai kartais pateikiama be didaktinio tikslo. Ir vėl, kaip ir su struktūravimu, kyla problemos dėl to blaškymo ir sutelkimo į esminius dalykus. Ir užduotis. Šiandien vyksta diskusijos dėl PISA, skaitymo gebėjimo ugdymo užduočių. Kalbama, kokios jos turėtų būti, bet kalbant apie istorijos vadovėlius, labai dažnai yra diskutuojama apie užduotis, kurios skatintų įsitraukti, įsijausti į tam tikrą situaciją, epochą ir panašiai. Ir pats klausimų formulavimas, kėlimas. Vėl siekiant vieno tikslo – bendradarbiauti, kaip ir šiandien, va čia daktarė Rita Dukynaitė kalba, jau 2015 metų PISA tyrime bus užduotis, kurios reikalaus problemų sprendimo bendradarbiavimo. Tai aš čia tiesiog pateikiau tam tikras galbūt ar diskusijų, ar keliamus klausimus, kurie iš esmės yra susijęs su tomis prielaidomis, apie ką mes diskutuojame, skirtingų Lietuvų, skirtingo pasakojimų, skirtingų dalykų išryškinimo. Na ir dabar grįžtant prie antrojo mano pasisakymo tikslo, iš tikrųjų paėmiau vieną įvykį – Baltijos kelias. Aktualus, svarbus, šiemet turi dar didesnį aktualumą. Ir būtent Baltijos kelias arba vieno įvykio istorija. Tai vėl aspektai keli. Padeda įskurti tekstas, iliustracijos tą pasakojimą, informuoja apie šitą įvykį ir kokios vertybės. Čia gal pažymėjau tiesiog tas vietas, kuriuose yra šitoje temoje yra kalbama apie Baltijos kelią ir kuriuose išryškėjo tos vertybės. Kova dėl laisvės, taikus pasipriešinimas, solidarumas. Iš šito teksto, iš tos temos ir iš šito atvarto matyti būtent, kad ne tik informuoti, bet skatina netgi kurti pasakojimą yra užduotis. Įsižiūrėkime nuotrauką ir sukurti pasakojimą Baltijos kelias. Tai ne tik informacija, bet ir skatinimas šiuo atveju žiūrėti į problemą. Dabar kitas vadovėlis, 5 klasės, tiesiog pasirinkau vadovėlius, kurie populiariausi mano žiniomis naudojami mokykloje ir panašiai. Ir vėl galima kalbėti apie nuoseklumą, tolygumą. Čia informacija jau iš tikrųjų. Baltijos kelias vyko tokia akcija, atspindinti, išreiškinti būtent pasipriešinimo okupacijai. Bet užduočių ir, sakyčiau, kūrimo galimybių kaip ir nėra. 5 klasė. Prie tos temos sugrįžtama 10 klasė. Vėl pavyzdys, iš tikrųjų yra ir informacijos, yra netgi ir atsiminimai, kaip vyko, tam tikri fragmentai iš jų. Užduotis reikalauja ir paaiškinti priežastis, susijęti įvykius tarpusavį ir taip toliau. Ir ryškus tas vertybinis aspektas. Teisingumas, solidarumas, nepriklausomybė, ką išryškina autoriai. Ir kiti vadovėliai. Yra tik tai keletas sakinių, aišku, susijęs su to, kad tai atspindi solidarumą, nepriklausomybės siekius. Ir dar keletas atvartų, kuriuose ryškus tas akcentavimas ir Baltijos kelias reiškia pilietinį pasipriešinimą. Bet informacija. Užduotis šiuo atveju to klausimo kaip ir nereikalauja. Tai dabar aš čia jau neįskirinėjau, nežymėjau šiuo atveju 12 klasės istorijos vadovėlį. Baltijos kelias, čia yra keletas sakinių. Iš keletos sakinių, turbūt gal bendrame kontekste, turiu suvokti šitą įvykį ir jo reikšmę. Tai ką aš čia norėjau pasakyti, galbūt kalbėdamas apie vienus ar kitus dalykus. Tai gal pabaigdamas tai, ką kalbėjau apie vieno įvykio istoriją, situacija tokia. Mes turime atskirus istorijos mokymo centrus, mes turime bendrasis programas, vadovėlius. Bet jeigu galvoti apie to pasakojimo kūrimo ir plėtojimą, tai iš tikrųjų, kai
įtraukime 12 klasę, mes tik informuojame. Ir čia kaip ir nebėra tos plėtros arba galimybės šiuo atveju plėtoti, arba manome, kad galbūt to ir nereikia. Vadovėlis 12 klasė, vis tiek yra egzaminas, yra tam tikros žinios, kurias reikia įgyti ir panašiai. Tai mano klausimas turbūt ir būtų. Tai svarbu turbūt būtų pasižiūrėti, kokie tie pasakojimai apie Lietuvos istoriją, kad tam reikalingi tyrimai. Ir čia būtų labai džiugu, kad tų tyrimų atsirastų daugiau ir gal sakyčiau, jų atsirastų, kurie imtų platesnį lauką ir vadovėlių ir problemų. Šiandien vadovėlių tyrimai yra atskirų tyrėjų, magistrantų, gal bakalauro tyrinėjimo objektas, ir jeigu kalbėti apie keletą apimančių tyrimų, kurie buvo atlikti per nepriklausomybės laikotarpį, tai gal įvardinti tą vadovėlių analizę 2005 metai ir dar vieną tyrimą, prie kurio sugrįšiu. Ir aišku vėl, mums reikėtų galbūt diskutuoti, o kaip istorijos vadovėlis gali padėti kurti Lietuvos pasakojimą. Aš čia noriu susijęti su tuo, ką sakė gerbiamas daktaras Darius Kuolys. Tie svarbus aspektai. Mes turėtumėme kalbėti apie tai, kad pasakojimas turėtų padėti kurtis tapatybę, įveikti nebūtį ir suteikti pasitikėjimą. Tai tie akcentai būtų labai svarbu pažvelgti į vadovėlius. Na ir čia dar noriu stabtelėti, kalbėdamas šiek tiek apie vertybinės nuostatas. 2008 metais buvo Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliktas tyrimas pilietinių ir tautinių vertybių raiška socialinių dorybių ugdymo vadovėlius. Tyrėjų grupė išsiskyrė tam tikras vertybės, fiksavo, kiek jums yra skiriama vietos, kaip jos yra pateikiamos ir panašiai. Aš šito nepristatinėsiu, apie tai galima pasiskaityti ugdymo plėtotės centro tinklapyje, arba išvis įvedus patį pavadinimą Google ir tenai tiesiog galima surasti. Bet noriu atkreipti vėl, ką tiesiog vakar buvo kalbama apie tai, kad šitas tekstas arba tas pasakojimas jis negali būti neutralus. Kad vis tiek reikia įskirti, akcentuoti tuos dalykus, kurie yra svarbus bendruomenei. Buvo bandoma pasižiūrėti vadovėliuose, ar autoriai tik pateikė faktus, konstatuodami, kad pavyzdžiui 1990 metais kovo 11 dieną parlamentas priėmė Lietuvos valstybės tęstinumo juridinį faktą. Ir viskas. Ar reikia, ar yra tekstų, kuriuose autorius pasako, kad tas įvykis svarbus, tas įvykis atspindi, kaip Baltijos kelio pavyzdys, tam tikrą požiūrį, arba išreiškia solidarumą, siekius, bendros laisvės siekius ir panašiai. Nežinau, tiesiog tai kaip ir diskusijais klausimai, kuriuos mes galbūt turėtumėme kalbėtis, kalbėdami apie tekstus, kalbėdami apie pasakojimus, kalbėdami apie skirtingus požiūrius, galbūt paliesti arba turėti omeny. Tai galbūt būtų tiek ir aš gal čia pasinaudodamas progą norėčiau dar pakviesti, kad tas diskusijas mes gal galėtumėme pratęsti gruodžio 4 dieną. Lietuvos edukologijos universitetas, ugdymo plėtotės centras, Baltų lankų leidykla organizuojame tokią bendrą konferenciją mokymosi priemonės 21 amžiuje, gruodžio 4 dieną. Tai aš manau, kad ten reikėtų irgi kalbėtis tais aspektais ir nepamiršti to forumo ir galbūt tai būtų forumo ir tam tikras tęstinumas, jungtis. Vis tik tai apie tą pasakojimą, kuris turėtų būti mūsų istorijos vadovėlis. Tai ačiū Jums. Perskaityti savo pranešimą. Ir pirmiausia, prieš pradėdamas skaityti savo pranešimą, norėčiau tokius 3 pagrindinius dalykus pasakyti. Pirmiausia, tai yra turinys, aš kalbėsiu apie lietuvių kalbą ir literatūros mokymą ir istorijos mokymo, tokį palyginimą Lietuvos mokykloje. Antras dalykas yra tai, kad kai aš kalbu, aš atstovauju norėčiau pasakyti Lietuvai, o ne tiems 3%, ką rodo, pavyzdžiui, valstybinių brandos egzaminų rezultatas, kurie turi tuos aukštesniuosius gebėjimus. Ir apie 3% mokinių, kurie kažką gali padaryti daugiau. Tai iš karto noriu pasakyti, kad atstovauju jokių būdų ne savo mokyklą, o atstovauju būtent šiuo savo pranešimu būtent visų mokyklų situaciją. Ir trečias, man labai yra svarbus momentas, yra tai, kad mano pranešimas buvo patikrintas jaunosios kartos atstovės ir tai buvo derinta pasisakymo esmė irgi būtent su ją.
kuri ką tik tai yra baigusi prieš 4 metus mokyklą ir praktiškai žino visą tą problematiką, apie kurią aš šiek tiek kalbėsiu. O kad dabar sparčiau procesas vyktų, aš tiesiog pabandysiu ramiai perskaityti tai, ką aš parašiau. Taigi, iš ties atsitiktinai atvažiavom tiesa Violeta, kai pasiūlė, kad istorikai turėtų pasisakyti, na, sakė, pabandyk pasisakyti, tai šiek tiek buvo netikėta, bet iš kitos pusės atlieku irgi tam tikrą, tokią socialinę misiją, kad iš ties reikia išsakyti tiesas, tokias, kokias jas yra ir parodyti iš tiesų taip, kaip yra. Tai pradedu. Tai diskusija iškelta tema skamba patetiškai ir su pretenzija į naujų siekiamybių paieškas, bei dar vieną bandymą susivokti esamoje realybėje. Tai simptomiškas reiškinys, besitęsiantis visus švietimo reformos metus ir ilgainiui tapęs rimta problema visai švietimo sistemai. Siekis dar kartą įsisakyti ir noras diskutuoti yra sveikintinas reiškinys, tačiau apmaudu, kad daugiau kaip 20 metų iš esmės klaidžiojame ir nerandame tikrų atspirties taškų nei literatūros, nei istorijos mokymo turinyje. Jeigu palygintume šių dviejų disciplinų raidą, tai pamatytume vieną akivaizdų skirtumą. Literatūros mokymas išgyveno nuolatinį chaotišką keitimų laikotarpį, kuris išvargino ir nuvylė ne tik mokytojus ir mokinius, bet galiausiai apskritai suvėlė disciplinos mokymo esmę. Nuolatinis siekis pabrėžti šios disciplinos išskirtinumą ir svarbą nedavė jokio realaus rezultato, o ilgainiui suformavo tik skeptišką daugelio požiūrių į literatūros mokymą. Nuolatiniai eksperimentai, blaškymasis nuo vieno požiūrio prie kito, kanonų, naratyvų paieškos, peraugančios į egzaltaciją, daugeliui susuko galvas ir nebeleidžia objektyviai vertinti esamos padėties. Skirtingai negu literatūros, istorijos mokymas ėjo paprastesniu keliu ir kėlė mažesnius tikslus. Pašalinus iš ugdymo turinio sovietinės ideologijos klišes, buvo pradėta rašyti neutralius tekstukus, kurie ilgainiui ėmė vis labiau trumpėti. Galiausiai atėjome prie enciklopedinio, konspektą primenančio teksto, kurio esminė ašimi tapo blankus, sausa faktologija paremti tekstai. Panašiai kaip lietuvių kalbos bei literatūros baruose, taip ir istorijos erdvėje vis buvo bandoma surasti tikrai tą mokymo kelią, kuris būtų aukštesnio lygio, formuotų brandesnį mokinių istorijos suvokimą. Tiesioginė šių idėjų raiška buvo programų keitimas, naujų vadovėlių rašymas, nuolatinės diskusijos apie mokytojų kvalifikacijos kėlimą. Tačiau taip pat būtina pabrėžti, kad tiek literatūros, tiek istorijos mokymui idėjinis programų atnaujinimas ir noras siekti aukštesnės mokymo kokybės buvo būtinas. Tačiau kaip ir daugelį dalykų Lietuvoje, taip ir šių disciplinų kaita buvo paremta nuolatiniu dairinimusi į kitų šalių patirtį bei negebėjimu kompetentingai ir su tikru reikalo išmanymu gyvendinti pakeitimus. Viso šio proceso galutinis rezultatas yra prastos mokinių žinios bei gebėjimai. Bet to iš karto norėčiau pastebėti, kad mokiniai yra tik šio skausmingo kaitos proceso įkaitai, priešingai nei kartais mėginama aiškinti apie naują kartą kaip neva problematišką kartą. Jinai tokia pati, kaip ir mes kažkada buvome. Taigi, nuolatinės kaitos tikslas buvo geresnės mokymo kokybės paieškos ir naujų pedagoginių naujovių diegimas. Ketinimai išties yra teisingi. Tačiau kyla klausimas, kodėl nepavyksta prasmingai įgyvendinti teisingų siekių literatūros ir istorijos mokymo procese? Brandos egzaminų rezultatai tai akivaizdžiai liudija. Didelės dalies mokinių žinios ir gebėjimai prasti, o kai kurių nesiekia net elementaraus lygio. Pirmiausia, apie mokomų disciplinų turinį reikėtų pasakyti, kad jis kelia daugiau nei rimtas abejonės. Jei pažvelgtume į vidurinio ugdymo literatūros kūrinių sąrašą, pastebėtume dvi akivaizdžias tiesas. Pirma, nemenka dalis kūrinių yra sunkiai suvokiama mokiniui ir jų nagrinėjimas turėtų būti kvestionuojamas, aiškinamas jų įtraukimo į mokymų programą prasmė. Antra, tiesa yra ta, kad netrenkami kūriniai, skatinantis didesnį mokinių susidomėjimą, formuojantis pozityvų mąstymą bei diegiantis gyvenimo patikrintas vertybės. Pabandykime šiek tiek permesti literatūros sąrašą, kuris prasideda nuo Jono Radvano ir Sarbievijos konteksto autoriai Husovianas, Volanas, Našlaitėlis, Sapiega, Pšipkovskis, Mykolas Volanas, kaip minėjau, ir dar Pacas. Tada perinama šokama prie Getės,
konteksto autorius Immanuelis Kantas. Tai skamba išties šiek tiek pribloškinčiai. Toliau prie Baranausko, vienas iš konteksto autorius Fiodoras Dostojevskis, Karamazovai, bet ne Karamazovų kūrinys O didysis inkvizitorius. Tai skamba dar įdomiau. Dar toliau, prie Jurgio Savicko, kontekstas Bodleras, Rilke, Kafka. Galiausiai programą vainikuoja Kamiu Svetimas ir Antano Škėmos Balta drobulė. Konteksto autoriai Hesės Stepių vilkas. Reikėtų pasidomėti, kokiom aplinkybėm šitas kūrinys yra išgarsėjęs ir kas jį išgarsino Jungtinėse valstijose. Jorge Luisas Borgesas, Smėlio knyga. Autoriai bei jų kūriniai, noriu iš karto pasakyti, yra puikus, visiems pravartu juos skaityti tam tikrų gyvenimo laikotarpių. Tačiau diegti kai kuriuos kūrinius mokykloje, aš manyčiau, yra didelis nesusipratimas ir net paklydimas. Būtų galima su šiais autoriais ir kūriniais supažindinti mokinius literatūrinėse apžvalgose, rekomenduoti paskaityti savarankiškai, tačiau tai padaryti pasirodo yra sudėtinga. Bendrą supratimą apie literatūros istoriją mokiniai turi daugiau negu menką. Iš pokalbių su mokiniais teko ne kartą įsitikinti, kad daugelis nežino nei žymiausių rusų, nei anglų, nei amerikiečių autorių. Taip pat daugeliu negirdėtos tokios autorių pavardės kaip Ieva Simonaitytė, Saulius Tomas Konradas, kiti. Apskritai yra toks tuščias laukas, kuriame iš esmės beveik nieko nėra. Kai paklausi literatūros mokytojų, kaip gali būti, kad mokiniai nėra supažindinami su pasaulio lietuvių autoriais, atsakymas būna stereotipinis, nes tai nėra įtraukta į programą. Būtent tada, kai reikia atlikti švietėjišką misiją, plečiant mokinių pažinimą, akiratį, aukštos siekiamybės ir išskirtinumas paprasčiausiai kažkur tai dingsta. Būtina atvirai diskutuoti ir kelti klausimus, į kuriuos turime gauti aiškius argumentuotus atsakymus. Ar reikalinga skaityti mokykloje Kamiu ir Škėmą, ką jauno žmogaus brandai duoda tokio turinio literatūra, kokias vertybinės nuostatas ir gyvenimo suvokimo pajautas formuoja šių rašytojų kūriniai. Norint juos suprasti, reikalingas ne tik išsilavinimas, bet ir gyvenimo patirtis. Kad kam klampinti mokinius į tokią literatūrą ir kladžioti sudėtingais bei ne visada suprantamais žmogaus dvasinio pasaulio labirintais. Pastarasis kartojimas yra išties, klajojimas yra išties sudėtingas ir net pavojingas. Kaip mokiniams suprantamai, pavyzdžiui, paaiškinti romano Svetimas Mersonovo atkartojamą frazę "o man vis tiek"? Leiskit pasisakyti, o jau turėkite savo nuomonę, kokią norite. Galbūt reikėtų, kaip sakoma, iš Dramblio kaulo bokštų nusileisti ant žemės ir pradėti skaityti mokinių amžiui prieinamą literatūrą, kuris skatintų atradimo džiaugsmą, labiau sietųsi su jų turima patirtimi ir formuotų pozityvų pasaulio suvokimą. Galbūt taip paaiškėtų, jog tvirta žemė žmogaus kojoms ne ką prastesnė negu Dramblio kaulo bokštų išraiškingi paviršiai. Istorijos mokymo turinio sudarytojus kamuoja noras išmokyti visą pasaulio ir Lietuvos istoriją, nuo priešistorės iki šių dienų. Tai mėginama padaryti 3 kartus ir iš esmės nei vienas iš tų kartų nepasiekė savojo tikslo. Pirmą kartą mokiniai supažindinami su istorija 5-6 klasėje, antrą kartą tai bandoma padaryti 7-10, trečią kartą mes tai bandome daryti 11-12. Akivaizdu, kad priderama išmokyti visą istoriją yra daugiau nei sudėtinga, tačiau plaukimas jos paviršiumi nereikalauja ypatingų pastangų nei iš mokinių, nei iš mokytojų. Todėl istorijos programų turinys yra paviršutiniškas ir nereikalaujantis nei vienos temos rimto ir brandaus supratimo. Nueita paprasčiausiu keliu, kai reikalavama 3 kartus paviršutiniškai kartoti tą patį turinį, negebant jo pakelti į naują kokybinį lygį. Galutinis rezultatas – didelė dalis mokinių nesugeba įsiminti ne tik elementarių istorijos faktų, bet ir suprasti Lietuvos ir pasaulio istorijos esminių problemų. Norint pakelti istorijos mokymą aukštesnį lygį 11-12 klasėse, reikia siaurinti vidurinio ugdymo istorijos programą. Tačiau tai padaryti nepajėgiama dėl istorijos mokymosi greičiausiai vertės nesupratimo. Geriausiai šią padėtį iliustruoja nuolatos mokytojų keliami klausimai.
Kaip galima atsisakyti antikos ir viduramžių laikotarpių vidurinio ugdymo programoje? Galiausiai reikia suprasti, kad mokiniai mokydamėsi visą istoriją iš esmės neišmoksta nei vieno laikotarpio prideramai. Tai labai akivaizdžiai rodo istorijos brandos egzamino statistinė analizė, rodanti elementarią tiesą, kad mokiniai nebežino paprasčiausių dalykų. Iš tiesų stulbinantis dalykas, 74% abiturientų nesugebėjo atsakyti į klausimą, kokia institucija išrinko Lietuvos tarybą. Dar graudesnį rezultatą parodė šių metų balandžio mėnesį mokyklose atliktas bandomo pagrindinio ugdymo pasiekimų istorijos geografijos patikrinimas, kurį organizavo Nacionalinis egzaminų centras. Išduoties klausimą nurodykite, kokia buvo santvarka iki nepriklausomybės atkūrimo ir užrašykite vieną jos būdingą bruožą, nesugebėjo atsakyti net 92% mokinių. Panašių pavyzdžių aš galėčiau pateikti tiek daug, kurie iš ties stebina savo, sakysime, sunkiai suvokiamų požiūrį iš šalies. Reikėtų pabrėžti tai, kad tam, kad galėtum atsakyti tokius klausimus, kuriuos aš ką tik tai pasakiau, apskritai nereikia eiti į vyresnę klasę, pereiti mokytis, tą jau mokiniai išgirsta 5-6 klasėje. Taigi, matant tokį vaizdą susidaro įspūdis, kad esame atsidūrę sudėtingoje situacijoje, kai nebesugebame išmokyti elementariausių dalykų, o palyginus literatūros ir istorijos mokomųjų programų turinius, galima aiškiai pamatyti, kad šios disciplinos yra atsietos viena nuo kitos ir egzistuoja kaip dvi skirtingos vienos sistemos dalys. Reikėtų derinti ne tik šių disciplinų laikotarpius, bet ir privalomų kūrinių sąrašus. Iš tiesų, būtų labai prasminga, kad mokiniai paskaitytų, pavyzdžiui, Michailo Bulgakovo Šunširdį, būtų susipažinę bent su Orvelo Gyvulių ūkiu, kaip galima aiškinti šiandieninio pasaulio problemas, neišnagrinėjęs Aldo Huxley'o puikus naujas pasaulis, idėjų. Galiausiai, kodėl neįtraukus į privalomą literatūros sąrašą Fitzgeraldo Didįjį Gatsbį? Ar galiausiai mokiniams tikrai prieinama ir patrauklų Eriko Marijos Remarko Vakarų fronte nieko naujo? Vakar per pamoką vaikų paklausiu atvirai, pasakykite nors vieną knygą, kurią jūs norėtumėte paskaityti iš tiesų nuoširdžiai. Na, iš ties, o ne imituoti tuos visus dalykus, kurie yra daromi kartais pamokose. Iš ties buvo įdomu išgirsti, ką vaikai norėtų ir galbūt nuoširdžiai galėtų skaityti. Taigi, jeigu lietuvių kalbos pamokose pateikiama literatūra mokinius bando kelti į aukštumas, kurioms jie nėra pasiruošę, tai istorijos pamokose bandoma imituoti rimtą mokymą visos istorijos kontekste. Galiausiai nei vienas, nei kitas variantas nepasiekė akivaizdaus rezultato. Tačiau literatūros ir istorijos mokymo procese išryškėja kita, kur kas rimtesnė problema. Susidaro įspūdis, kad brandūs kūriniai ir visas istorijos kursas yra tarsi priedanga, slepianti negebėjimą mokyti šias disciplinas prideramu lygiu, tai yra skatinančių mokinių aukštesniuosius gebėjimus. Tas mokymo pobūdis pastarąsias disciplinas verčia savitikslėmis, o ne žmogaus moralę ir vertybės puoselėjančiomis. Pagal pasiekimų lygius esame aiškiai neatskyrę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų. Brandos egzamino užduotise tai akivaizdžiai atsiskleidžia, kuomet abiturientams reikia atsakyti į klausimus, kurie galėtų būti skiriami 6-7 klasės mokiniams. Tai bandome įvardinti kaip minimalų lygį, už kurios slepiasi visos švietimo politikos bejėgystė. Aukštesnieji gebėjimai literatūros ir istorijos pamokose gali būti pasiekti tik pradėjus skaityti literatūros kritikų tekstus, istoriko analitinius darbus. Tokių tekstų skaitimas padeda ugdyti analitinį mąstymą, brandesnį tekstų suvokimą. Manau, kad yra visiškai neįmanomas ir neįsivaizduojamas rimtas literatūros ir istorijos mokymas be tokių tekstų skaitimo. Brandžių ir sudėtingų literatūros kūrinių, kuriais yra prisodrinta literatūros programa, drįsčiau sakyti, mokinys savo pajėgomis nėra pajėgų suprasti. Susivokti be literatūros kritikos ar istorinių monografijų skaitimo negali net patys mokytojai. Išties, kaip galima paaiškinti ir suprasti literatūros kūrinio ir istorinio įvykio esminius dalykus perskaičius vadovėlio tekstą? Šiandien mokiniai ne tik negeba suprasti sąvokos literatūros kritiką, bet nežino nei vieno žymaus literatūros kritiko pavardės. Tokia padėtis yra ir istorijos mokymo disciplinoje. Mokiniai nežino ne tik žinomesnių istorikų pavardžių. Apskritai,
jie nesusidūrė su rimtesnio teksto skaitimu. Tokie mokymosi terpėje mokiniai neišmokomi vieno iš pagrindinių gebėjimų. Tai yra rašyti argumentuotą analitinį tekstą. Tai šis gebėjimas analizuoti ir vertinti ugdo brandų ir pilietišką žmogų, kuris geba savo mintis reikšti ne emocijų pliūpsniais, nukreiptais paprastai į asmenį, bet argumentuotais, paremta nuomonė ir gerai apgalvotomis išvadomis. Tai aukštesnio gebėjimo mokymo esmė vyresnėse klasėse. Kalbėtis, aiškintis ir argumentuoti. Mokinys turi ne mechaniškai atkartoti primityvius vadovėlių tekstus, bet turi žinoti keletą skirtingų dalyką liečiančių nuomonių, gebėti jas vertinti, taip pat daryti savo išvadas. Tai yra sudėtingas mokymo proceso dalis, kuri Lietuvos mokyklose iš esmės yra paliekama nuošalyje. Kad bent šiek tiek pajudėtume į priekį, reikia savęs paklausti, ar 4 valandų trukmės brandos egzaminas yra adekvatus laikas? Net sudėtingiausi pasaulio egzaminai netrunka ilgiau kaip 3 valandas, tą galiu patikrinti paliudyti savo visą patirtimį. Dar labiau stebina, reikalavimas skaičiuoti žodžius rašinėje, o tai riboja mokinių saviraišką, blaško koncentraciją ir formuoja trafaretinį mąstymo stilių. Tokių dalykų, čia, kaip sakoma, perkelti copy-paste principai iš užsienio kalbų mokymo. Ar tokiu būdu neformuojamas skeptiškas požiūris ne tik į brandos egzaminą, bet ir pačią literatūros discipliną? Ar literatūros disciplina neprisima išskirtinio vaidmens ir misijos kitų disciplinų atžvilgių? Įsiklausykime į lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino samprotavimo rašymo užduoties temą. Ar meilė suteikia žmogaus kasdienybei kilnumo? Arba literatūrinio rašymo užduoties tema. Asmenybės laisvės tema 20 amžiaus lietuvių prozoje. Tokio pobūdžio temos galbūt ir būtų galimos 2 arba 3 kurso filologijos studentams, bet manau, kad pastarieji susidurtų taip pat labai su rimtomis problemomis. Tačiau mokiniai yra priversti dėstyti ir analizuoti dalykus, kurie jie iš esmės neturi jokio rimto mokymosi pagrindo. Temos, kurias turėtų analizuoti mokiniai, turėtų būti konkretesnės, aiškiau suprantamos, paprasčiau suformuluotos, bei skatinančios patikrinti mokinių bendruosius gebėjimus būtinus kiekvienam išsilavinusiam žmogui. Grįžtant prie istorijos disciplinos, taip pat reikėtų suprasti, kad neįmanoma pasiekti mokinių aukštesnių gebėjimų pagal dabartinę mokymo sistemą. Reikia siekti, kad mokantis istorijos pagal vidurinio ugdymo programą būtų privaloma tvarka skaitomi įvairių istorikų analitiniai tekstai. Paviršutiniškas istorijos mokymas yra nereikalingas, o kartais net ir pavojingas. Daug kartų geriau pasakyti, kad nežinai vieno ar kito istorinio fakto, geriau nežinoti renesanso, negu kalbėti apie jį nesąmonės. Šiandien vis dar sudėtinga ir nedrąsu kalbėti apie 26 metų valstybės perversmą, apie 41 metų birželio 23 metų sukilimą, renkami parašai, atspindėti vienai ir kitai nuomoniai visuomenės garbių piliečių. Kažkodėl partizaninis pasipriešinimas šiuo metu kelia tam tikrų abejonių, jau nekalbant apie sovietmetį, kurio bijome kaip velnės kryžiaus. Galiausiai siekti aukštesnės mokymo kokybės darosi vis sunkiau dėl bendrų švietimo politikos tendencijų, kurios vis labiau išplauna realų padėties ir reikalo esmės supratimą. Nuolatinis ir į maniją peraugantis kartojimas, kad reikia ugdyti mokinių kompetencijas, kūrybingumą, diegti moderniasias technologijas, pastumiant į 2, 3 ar kartais net tolesnį planą elementarių žinių išmokimą veda į grėsmingą padėtį, kai ugdoma karta, nebesugebanti įsiminti paprasčiausių žinių, bei sunkiai susivokianti tikrovėje. Norint siekti aukštesnės mokymosi kokybės, reikia padėti labai tvirtą žinių pagrindą, kuris gali sudaryti prielaidas kūrybingam, prasmingam ir įdomiam mokymusi. Šiandien, kaip niekada matome, kad realios padėties iškreiptas suvokimas ir noras diegti abejotinos vertės naujoves duoda tam tikrus rezultatus. Vis labiau klampiname mokinius į beraštystės ir analfabetizmo liūną, negebėjimą mokytis ir suprasti, kad tik atkaklių darbų galima pasiekti gerus rezultatus. Prastos mokinių žinios rodo latentinę diagnozę, kad didžioji Lietuvos mokinių dalis yra verčiami mankurtais
nežinančiais elementariausių savo tėvynės ir tautos istorijos faktų. Galiausiai toks mokymo procesas formuoja intelektinę tinginystę ir žemą intelektinio gyvybingumo lygį tiek mokinių, tiek ir mokytojų. Dar vienas pastebėjimas. Turime daug informacijos apie mokymosi situaciją, tačiau jos niekas nesiima analizuoti ir vertinti. Greičiausiai tai paliekama ateinančioms kartoms, kurios galbūt bandys išsiaiškinti, kodėl gerais norais apipintoje švietimo sistemoje buvo prieita prie tokios padėties. Patys esame linkę kalbėti apie vadybą, kitų šalių patirtį, ugdymo programų atnaujinimą ir taip toliau iki galo. Tačiau ne tik nenorime žvelgti nepatogiai tiesai į akis, bet ir neturime drąsos imtis tikrųjų priežasčių šalinimo politikos. Visa tai rodo, kad tokia švietimo politika kvailina mokinius, kelia sumaištį tėvų galvose, klaidina mokytojus ir drįsčiau pasakyti, kelia grėsmę Lietuvos valstybės ateičiai. Keletas pastebėjimų ir pamąstymų. Ačiū Jums. Aš kalbėsiu apie vertybinius slenksčius. Ir norėčiau pradėti Jono Biliūno citata iš Liūdnos pasakos. Ta citata man reikalinga paaiškės vėliau. Tai kunigai iš Statyklų paskelbė sukilimo manifestą, žmonės sujudo. Buvo ir tokių, labiausiai tarp jaunesniųjų, kurie liepsnojančiai širdžiai degančiom akim žiūrėjo vienas kitą ir stipriai spausdami kumščius šnibždėjo, nebevergausma ponams, išvysma rusus. Tų kažkesniųjų tarpe buvo ir Petras Banys, dar jaunas žmogus, jautrus ir romus, negalėjo į tuos atsitikimus šaltom akim žiūrėti, jų ramiai klausyti. Nors toliau savo miestelio nebuvo nuėjęs, o apie pasaulio žmonių reikalus nedaug tai išmanė, tačiau žodžiai laisvė ir lygybė jam buvo suprantami ir brangus. Jautri širdis ir karšta galva, daug jam tame dalyke padėjo. Jautri širdis ir karšta galva. Dažnai viešumoje kalbama taip, lyg lietuvių kalba yra lituanistų prižiūrimas sodas, į kurį jie įleidžia visuomenę, jeigu ji pažada gražiai elgtis. Ir dažnai labai girdim sakant, aš ne istorikas, todėl istorijos neišmanau. Labai trūksta supratimo, kad kalba yra tautos, kad jos kūrėjas yra kiekvienas lietuvis. Ir istorija yra tautos. Ir kiekvienas lietuvis yra jos veikėjas. Nuo savęs atsakomybės permesti lituanistus ir istorikus nereikėtų. Mes mokytojai, kaip vakar mums gražiai iliustravo daktaras Rimvydas Laužikas, esame komunikatoriai, kurie sukuria tretinį tekstą. Tretinį tekstą, pavyzdžiui, penktokui papasakome apie tai, kad Latvija ir Baltarusija yra mūsų kaimynai, kad Latvija, sakykime, turi giminišką kalbą, kad baltarusiams ilgus amžius Vilnius buvo jų sostinė ir panašiai. Daugumą penktokų tai jau žinau. Kalbėdama su savo tie slenksčiai, turiu pasakyti, kad atsiduria tose vietose vertybiniai slenksčiai, kuriuose net neįtartum, kad jie gali atsidurti. Sakykime, kalbėdama su savo mokiniais apie viduramžių literatūrą, užsiminiau, kad Gedimino laikais Vilniuje stovėjo mūrinė pilis. Norėjau iliustruoti, kad pagoniška Lietuva priklausė Europos kultūrai, o mokiniai man sako, šaltiniuose rašoma, kad Vytautas Didysis susirgo nukritęs nuo arklio. Ar žinote, mokytoja, kodėl jis arklį jojo? Sakau, manau, kad žinau, jis karys, karo vadas, karys turi joti žirgų. Ne, sako, didysis kunigaikštis turi važiuoti karieta, bet Lietuva tuo metu buvo tokia atsilikusi valstybė, kad nebuvo kelių pravažiuojamų karieta. Ir šitas senas istorinis anekdotas, jį mokytojas papasakojo turbūt tam, kad norėjo būti įdomus, šmaikštus, kritiškas, bet niekas taip neįžeidžia jaunuolio kaip pašaipa. Ir rezultatas yra tiesiog savinieka, jie nenori būti atsilikusios tautos atstovai. O kokie yra neatsilikimo pažangos kriterijai, paklausiau jų. Jie puikiai žino 1, 2, 3, 4, 5 ir visais punktais Lietuva atsilikusi. O Lenkai, Lenkai šiek tiek, bet taip pat. O kaip, klausiu, agresyvumas, svetimų žemių užkariavimas, laisvų žmonių baudžiavinimas, kitų kultūrų sunaikinimas, ar tai taip pat pažangos kriterijai? Na, sako jie, karas yra pažangą skatinantis veiksnys. Ar tikrai? Ir antrasis pasaulinis karas.
Taip sako jie, yra įrodymų. 1, 2, 3, 4, 5. Tai kodėl mes su siaubu apie jį kalbame? Tokia logika sekant iš tamsumo. Kas kaltas, jei logiškai mąstydami prieiname sveikam protui, moraliai ar tiesai prieštaraujančias išvadas? Prisiminkime logikos vadovėlius. Dėsnių sąrašas ten daug trumpesnis negu klaidų sąrašas. Kai tik tai silpna galva ima logiškai mąstyti, tai jokios logikos nebelieka, vienos logikos klaidos. Tai gal labiau remkimės jautria širdim ir karštą galvą, gal neatrodysim tada tokie kvaili ir netik atsilikę. Norėčiau Jums trumpai pradėti tą pirmąjį slenkstį nuo XIX amžiaus. Ir trupučiuką atpasakoti Prano Mašioto straipsnį Tautiškas klausimas ir litvomanija. Jis buvo išspausdintas 11 varpo numeryje 1832 metais. Labai svarbi data – 1892 metais. Labai Pranas Mašiotas aptarė to meto Europos situaciją, pavergtos tautos reikalauja teisių, kilusi ta tautų išsilaisvinimo banga pasiekusi Lietuvą. Ir taigi mūsų tautiškas sujudėjimas tai tik viena iš daugelio ir tai dar menka vilnis tos smarkios audros, kuri paskutinėme laikė sujudino visą Europą ir negreit ketina apsistoti. Tačiau Pranas Mašiotas sako, kad pavergėjai be kovos tikrai neišsižadės savo interesų. Jiems naudinga ne tik išsaugoti savo viešpatavimą, bet ir priversti prispaustuosius priimti jų kalbą, idealus ir tikėjimą ir tokiu būdu padidinti savo skaitlių ir spėkas, padidinti savo galybę. Mašiotas sako, kad sunku nustatyti, kalbėti apie ateitį, sunku pasakyti, kas atsitiks. Jis spėja, kad vienos tautos išsilaisvins, o kitos tiesiog ištirps. Bet jis tame straipsnėje, jo tikslas yra kalbėti apie tą šviesų žmogų, išsilavinusių žmogų, inteligentą, šviesuolį. Ir jis sako, kad tam išsilavinusiam žmogui savo asmeninės gerovės požiūriu yra naudingiau nutautėti, jis daugiau asmeniškai laimės. Tik bėda ta, kad tas žmogus jau pasirinkęs nutautėjimą nori, kad jaustis teisus ir nori, kad visi kiti tą jo teisumą pripažintų ir pykstant visokių litvomanų drumsčiančių vandenį. Pranas Mašiotas visiškai nepeikė jų pasirinkimo, bet sako, aš mat abejoju, kad mūsų žmonės, kurie tiek 100 metų išlaikė savo kalbą, tikėjimą ir būdą, visko šito išsižadėtų be jokios kovos. Tai suprantu, gali padaryti vienas kitas, tik ne visa pora milijonų sermėgių, nepradusių tokius dalykus kaip kalba, tikėjimas, pardavinėti už pinigą ir šiaip kokius gyvenimo smaguriavimus. Pranas Mašiotas nesutiktų su teiginiu, kad grupė Marijampolės gimnazistų sugalvojo sukurti valstybę ir realizavo savo projektą. Jis vienas iš tų marijampoliečių. Jis sako, kad tiesiog mano, kad šviesus žmogus turėtų eiti su tauta. Taigi, kadangi jie prisėmė atsakomybę vadovauti tautos kovai, tai tą kovą ir laimėjo. Po 100 su trupučiu metų inteligentas vėl priverstas rinktis. Leisiu sau duoti Andriaus Užkalnio pavyzdį. Jis yra viešas asmuo, pats apie tai viešumoje kalba, todėl gal tai nebus labai neetiška. Andrius Užkalnis su žmona Lietuvė gyvena Vilniuje, bet jo duktė į valstybinę įstaigą laišką rašo angliškai, nes jos gimtoji kalba yra anglų. Tai būtų Užkalnio ir jo bendraminčių reikalas, jei jie nebandytų tikinti visuomenės, kad yra teisūs, kad jais reikia sekti. Koks požymis tos ideologinės kovos? Pastaruoju metu viešojoje erdvėje 19 amžiaus tautinis atgimimas imtas vadinti filologiniu projektu. Nežinau, kas pirmas pavartojo šią metaforą, bet ji labai greitai nustojo savo metaforiškumo ir vartojama tiesioginė ir niekinamąja prasme. Tauta tuo metu sprendė dilemą būti ar nebūti. Poeto žodžiais dangau, tu net vabžymę kam paberi dangaus burtų, paberi būties burtų. Tai kam tada reikia? Kam, kad mūsų nebūtų? Filologiniu projektu vadinti kovas už teisę kalbėti gimtąją kalbą nederėtų. Visuomenė taip nesupranta, kas yra gimtoji kalba. Kalba apima visą tautos būtį. Kalboje tauta pasisako, kas esanti, kalboje asmenybė auga, bręsta, gauna kūrybinių galių. Manau, kad visų dalykų mokytojų vienas iš tikslų atskleisti lietuvių kalbos galimybės, ją ugdyti.
Pranas Mažiotas, pavyzdžiui, parašė matematikos ir fizikos vadovėlius, kai lietuviškų mokyklų dar nebuvo. Bijau, kad šiuo metu mokykloje situacija ne visada yra gera. Tik tų dalykų mokytojai nuolat paaiškina, kad jie patys lietuvių kalbos nemoka, tai lituanistų reikalas, o lituanistai moka vardami ir gąsdindami patikrinimais ir egzaminais. Užsienio kalbų mokomasi žaidžiant, džiaugiantis, kad daug išmoko, o lietuvių kalbos pamokose mokinys per dažnai girdi, kad jis nieko nemoko. Ir trečias toks slengstis, daugiau literatūrinis, taip pat irgi iš viešosios erdvės, nuolat imta kartoti, kad lietuvių literatūra yra kaimiška. Pasaulyje kaimiškos literatūros terminas yra vartojamas kaimo tematikos kūriniams apibūdinti, jis neturi neigiamos konotacijos. Mūsų erdvėje jis vartojamas neigiama prasme. Kaimiška, kodėl neįdomi mokiniams. Mokiniams šiuolaikiniai Z-kartai negali būti įdomi kaimiška literatūra. Tai turėčiau pasakyti, kad tai yra netiesa, kad mūsų literatūra kaimiška. Tai taip apibendrinti plačiai yra logikos klaida. Taip yra kaimiškos tematikos kūrinių. Pavyzdžiui, Krėvės apsakymų rinkinys Šiaudiniai pastoliai gali būti vadinamas kaimiška literatūra. Bet jie rašė romantinės legendas ir istorinės dramas, Bibliją interpretavo, jis nėra kaimo rašytojas. Ir grįžkim prie Viliūno liūdnos pasakos. Šią temą yra 1863 metų sukilimas. Du labai gražūs jauni žmonės, Petras ir Juozaputa, pritarė sukilimui, Petras išeina į sukilimą. Ir yra kontrastas tarp tų karštų širdžių ir jautrių širdžių ir karštų galvų, kurie eina į sukilimą, ir tos jėgos, su kuria jie susiduria. Pavyzdžiui, Viliūnas pavaizduoja kazaukus, kurie prajoja išėjus į mišką ieškoti Petro Juozapotą. Vienoties mirksnių sudundėjo, supliauškėjo ir pro šalį pralėkė baisi raitųjų gauja. Tai buvo kazaukai. Juozapota tik spėjo pamatyti jų ilgus durtuvus, aukštyn iškeltus, kaip viesulas iš jo išnyko ir nutilo. Skaitant kūrinį, tas supriešinimas labai išryškėja, norėtųsi tapatinti su Petru ir Juozapotu, ne su kazaukais. Sukilėliai pralaimi, Juozapota ateina į miestą ieškoti Petro, dairosi ir sako, tai jums labai gerai žinoma posakį, Dieve, tie ponai yra gražūs. Ir mes matome, kad nereikia tiems ponams nei laisvės, nei lygybės. Ir pasakykit, kodėl mokiniams neturėtų būti įdomus kūrinys apie kovą, apie neteisybę, kodėl turėtų būti neįdomios sąsajos to kūrinio su Viliūno gyvenamojo laiku ar su jo paties asmenybė. Gal kaimiškas yra Vaižgantas, jo apysakos Dėdės ir Dėdienės veiksmas vyksta kaime, bet apysaka ne apie kaimą, visų pirma, jie apie meilę. Aš tau pačią saulę atiduosiu, nes tu man skaistesnė už saulę. Aš tau visas žvaigždės nuraškysiu, nes tavo dvietelės gražesnės ir mieliau mirksi už visą dangaus skliautą giedrę šaltą žiemos naktį. Tegul savo iškerta visą mielą mūsų raistelį, liks man tavo plaukelį. Tai meilės poezija, kodėl ji turėtų Z-kartos mokiniui būti neįdomi. Vaižgantas, aišku, etnografas, jis mėgsta aprašymus, žymus Severitės Kleitelės aprašymas. Sienose, kur neprikabinėta drapanų ir nėra lentynų rėtimams, 5 grafikos paveikslų. Dievo kančia, palaiminimas tiems namams, Šventas Jurgis vaduoja karaliūnai, čia Šventa Brigita ir dar kažkas. Švento Jurgio kepurė iš tokių Strauso plunksnų, kurios tedyksta artistų vaizduokliai ir tauskiai, tai lėta varsa. 5 grafikos paveikslai, baudžiauninkės merginos Kleitelėje. Kodėl mano ta mokiniai labai mėgsta skaityti fantastinę literatūrą, bet pasakykite, kodėl ten X planetos gyventojo trikojo ir štabos aprašymas turėtų būti įdomesnis už Severitės Kleitelę. Manau, kad tai ne visai tolygus dalykai. Mykoliukas baudžiauninkas, jis ir dar dėtis, Severitės ir Severitės, jų meilė neišsipildo. Faktiškai
Tai kūrinys apie baudžiavą tiktų istorikams, nes parodo, koks bejėgis yra, kaip skurdžiai gyvena baudžiauninkas, negali sukurti net savo asmeninės laimės. Taigi, jie išsiskiria, bet, sakyčiau, išlieka uždėšęs, bet tai tik pirmosios dalys apysakos. Toliau pasakojama, kaip susiklosto žmogaus gyvenimas po 10, 20, 30 metų, kai jis asmeninės laimės nesukūrė. Mes visi ruošiame vaikus sėkmei, bet šitą apysaką pasakoja apie tai, kaip gyvenama, kai nepasiseka, kaip išsaugoti žmogiškumą. Tai gera literatūra, ji jaudina, todėl gali būti įdomi. Ar, sakykime, Savickio, Jurgio Savickio apsakymas Fleita, ten žiogas grįžta į tas giminės liksvas į kaimą, bet tai tikrai ne kaimiškas apsakymas, nors kaimiečių tas tamsumas yra labai atgrasus. Tai, žodžiu, norėčiau, kad mes visi mokytume vaikus mylėti savo kultūrą, o ne kabinėti joms visokius neigiamus apibendrinimus, neigiamus epitetus. O baigdama norėčiau pacituoti vienos savo mokinės žodžius. Mums taip dažnai kalbama, kad lietuvių tauta miršta, kad belieka numirti. Nekėduokim lozoriaus, nevarinkim to, kas dar nemirė. Kalbant, sakant, pranašuotų, darykim viską, kad būtume. Ačiū. Jeigu leisite, aš norėčiau sugrįžti prie literatų ir istorikų ryšio. Patirime, visi esame pasmerkti būti, čia mes esame pasmerkti būti kartu ir džiaugsme ir varge. Mūsų kultūros istorija yra gražių ryšį simbolizuojančių porų. Mūsų kultūroje yra gražių literatų ir istorikų ryšį simbolizuojančių porų pavyzdžių. Pavyzdžiui, literatas Balys Sruoga ir istorikė Vanda Daugirdaitė Sruogienė. Istorikas Ignas Jonynas ir jo sūnus literatas, kritikas Vytautas Aleksandras Jonynas. Akivaizdu, kad tas ryšys yra komplementarinis, viena kitą papildantis ir jis sąveikaujantis, tokį liudija poreikį sąveikauti. Šito ryšio motyvaciją literatas galėtų parinkti daugybę pavyzdžių. Aš šio kartą pasirinkau Andrė Žydo mintį, kurią čia ir pacituosiu. Istorijos ir literatūros sąveika. Istorija tai įvykęs pramanas, o pramanas galėjusi įvykti istoriją. Tai minsiu, kad angliška literatūra, grožinė literatūra ir yra pramanas, fiction. Istorija tarsi nori sutaikyti praėjusią laiką, erdvę ir materiją, sukoncentruoti ir lokalizuoti juos tame taške, kuris vadinamas istorinė tiesa. Literatūra su istorinė tiesa elgiasi laisvai. Tiesa, istorinių romanų autoriai tą tiesą gerbė, tačiau lyrikai, svajotojai, vizionieriai, fantastai, įskaitant steampunko entuziastą Andrių Tapiną, nelabai, dažnai sąmoningai ignoruoja ir visaip iškraipo. Žinoma, literatūrai rūpi praėjęs laikas, tačiau prarastojo laiko jie ieško bent jau po Prusto, o gal jau ir po Miltono prarastojo rojaus, skaudžiai suvokdama tokių pastangų bergždumą. Žinoma, literatūra ieško ir būsimojo laiko, siūlydama gausybę utopijų ir antiutopijų versijų. Pastarųjų nuo zametinio laikų, maždaug nuo 1920 metų, grėsmingai daugėja. Ir ši tendencija neįkvepia nei istorikų, nei literatų. Tačiau literatūrai nerūpi istorinė tiesa. Ar gal reikėtų kirčiuoti, nerūpi istorinė tiesa. Jei rūpi žmogaus gyvenimo tiesa.
Tačiau abiem sesėm rūpi žodžio tiesa. Ir štai toji dviejų tiesų seserystė itin rūpėjo Aisčiui, turbūt labiausiai istoriosofiniam mūsų poetui. Aš šiandien norėčiau pacituoti keletą minčių iš Aisčio esė Kauko Elėja, rašyto 1924 metais. Iš tų citatų versis galbūt kontekstas mūsų Lietuvos pasakojimo slenksčių, įtampų, tęstinumo siekiui suvokti. Na, o dar giliau turbūt grįžime prie to vakar Vidos Podėlinės iškelto prasmės klausimų. Ką ir kodėl pasakoje turėtų pasakoti Lietuvos pasakojimas. Taigi tos keletą citatų. Istorija yra painus ir kruopštus dalykas. Reikia rinkti dokumentai, faktai, o po to ją dar reikia nudažyti. Kam visą tai? Mes paimsim gatavą praeitį. Surinktus ir nudažytus faktus ir reikia manyti, kad ją mūsų tautos istoriją Lenkai ir vokiečiai sugebės daug gražiau nudažyti kaip mūsų seneliai Margučius. Džiova pageltęs Vincas Kudirka parašė: iš praeities savo sūnus tie stiprybę semia. Na, mes ir semiame stiprybę iš vokiečių ir Lenkų dubenį. Šitkas mūsų praeitis. Gal dėl to mes taip dažnai esame silpni. Kudirkai ta praeitis buvo nemoksliška, bet Daukanto ir Basanavičiaus praeitis iš piršto išlaužto lietuvių būdo ir trakų frygų studijų. Mūsų istorininkų veikalai būtų neįkvėpę šių himno žodžių, nes jie moko, kad Žalgirio lietuviai bėgo, o Jogailą išgelbėjo Dlugošiaus principalas. Ir toliau dar kitas Aisčio pavyzdys, iliustruojantis kiek kitokias problemas, čia jos taip pat yra aktualius. 1954 Brukline, Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo išleistas stambus literatūrinis metraštis Gabija, skirtas spaudos atgavimo 50-mečiui. Ir štai tame Gabijos leidinyje išspausdintas taip pat Aisčio straipsnis, kuris buvo ir to viso leidinio ideologas, paskutinysis 50-metis. Šiame straipsnėje Aistis svarsto istorikams ir literatams svarbią problemą, kuri yra ne ką pasistūmėjusi ir šiandien. Kaip įvardinti literatūros faktus, reiškinius, įvykius. Ir vėl pacituosiu. Anksčiau buvo sakoma spaudos grąžinimas, o šiandien daugiau linkstame į atgavimą ir net atkovojimą. Tai yra smulkmenos, bet ir jose reikėtų ieškoti daugiau logiškumo negu tuščios garbės, nors šiandien visose pasakymuose yra po lygiai tiesos. Jei tie trys žodžiai – grąžinimas, atgavinimas ir atkovojimas – turi lygių teisių, jei juose visose slypi ta pati prasmė ir ta pati mintis, tai prasmingiausia yra ta, kuri turi didesnę pasyvumo dozę. Ir labai įsidėmėtinas profesorės Daujotytės komentaras, čia cituoju iš rinkinio Žodžio laisvė 2004 metais išspausdinta. Čia reikėtų lėtai paskaityti. Komentaras. Mįslinga Aisčio nuostata. Kodėl šiuo atveju prasmingiausia ta sąvoka, kuri turi daugiausia pasyvumo? Galbūt tai turėtų reikšti didžiausią tautos blaivumą, didžiausią savikritiškumą ir supratimą, kad mūsų veikalai sutampa su bendresniais veiksmais, arba kad tuo metu laikas dirbo mūsų naudai. Manyčiau, kad čia Aistis ir pirštu rodo į vieną tokį mūsų nemalonų kompleksą. Nebūti, o dalyvauti. Juk ir istorijoje mes esame labai plačiai dalyvavę. Tačiau kiek joje buvo, esame, būsime.
Ir štai toks istoriosofinis žvilgsnis Lietuvos istorija ir istorija apskritai vėlgi kelia tą patį prasmės klausimą, ką ir kodėl turėtų byloti Lietuvos pasakojimas. Ir tuomet į mūsų svarstymus turėtų įsijungti egzistencinis ir metafizinis lygmuo, kurį beje istoriosofai ir siūlo. Čia priminsiu jau minėtą Hediną Vaitą, kurio tezė yra ta, kad už istorinio pasakojimo struktūros slypi gilesnė retorinė poetinė struktūra, priklausanti jau meta-istorijos sričiai. Čia pacituosiu Tomo Venclovos eilėraščio Ruduo Kopenhagoje, trečiąjį posmą, kuriame, manau, veikia ir istorijos fizika, ir metafizika. Ir posmas yra toks. Tik stovylos įveikia šį rudenį. Šlapias karalius tiesia vyskupui ranką, raidės ir kryžius pjedestalus kantriai graužia sūri tuštuma, nes istorija baigės, išnyksta valstybės ir šalys, įsiklausęs girdi, nuo ašigalio atslenka spalis, o po spalio žiema. Čia susitinka metafizinis ir socialinis politinis naratyvai. Mes puikiai žinome, po kokio spalio šeštadalį pasaulį ištiko totalitarinė žiema, o ne natūraliai spalį pakeitęs dar rudeninis lapkritis. Totalitarinis šaltis, kaip visi jaučiame, vėl spustelė ir net leidžia. Hanibalas, kaip sakoma, prie vartų. Ir mes turime svarstyti, tegu kol kas ir teorinė, galimybė, kad Lietuvos pasakojimo nebus kam pasakoti. Turiu galvoje ne tik pasakojimo objektą, bet ir subjektą. Ir tuomet nebebūtų progos didelės valstybės prezidentui vienai mažai valstybei priminti, jūs praleidote progą patylėti. Ir tuomet kitos didelės valstybės po buvusio šeštadalio pasaulio prezidento patarėjas, regis jau buvęs, ponas Jurjevas galėtų pacituoti savo šedevro Trečioji imperija pasažą apie Baltijos tautas, pavyzdžiui, kad karo atveju jis reikėtų traiškyti be pasigailėjimų ir kad vien jų egzistavimas įžeidžia mus. O pacitavęs šitas naujasis 21 amžiaus skitas galėtų pasakyti, atlikta. Ši situacija verčia klausti, kiek Lietuvos pasakojimo mokykloje dalyvauja ar turėtų dalyvauti valstybinis, politinis naratyvas. Mes jau atšipiname liežuvius, kalbėdami apie pilietiškumą, bet juk pilietiškumas ir yra santykis su valstybe, brandumas ir jo kokybė. Pastarųjų 2 dešimtmečių istorikų, literatų ir ne tik diskursuose valstybė ir valstybingumas regisi gana abejotina vertybė. Itin populiaru valstybė vartotojiškai tapatinti su valdžia, kurią patys beje ir išsirinkame, ir keiksnoti kaip amžiną, o ne metafizinį blogį. Teko nugirsti, kad atsiranda tokių mokytojų, kurie parekomenduoja savo ugdytiniams mauti iš tos šalies kuo greičiau, nes čia nieko nepasieksi. Matyt, remiamasi asmeniniais pasiekimais. Neanalizuosiu, iš kur tas susvetimėjimas ir panieka savo valstybei. Nesimsiu aiškintis, kas kaltas, ką daryti. Čia galbūt reikėtų dar kokių 15 forumų. Tik pasiūlysiu ir pirmiausia pačiam savo neužsimerkti ir neapsimetinėti. Jeigu jau sutarėm, kad kiekvienam pasakojimui būtina verčių sistema, kaip tvirtina semiotikai, tai bent neblefuotumėm, turėtumėm pirmiausia susirūpinti savo kaip pasakotojų vertybinių stuburų. Žinia, tas mūsų vertybinis stuburas buvo, galbūt ir tebėra, ilgai ir metodiškai laužomas. Turėtume energingiau vaduotis iš kompleksų, pavyzdžiui, iš martirologinio komplekso,
Mums regis vis dar savesnis pasakojimas kaip kančių, traumų ir atodusių metraštis. Bet juk mūsų istorijos pasakojime yra triumfo tradicija, kurios pradininkas Jonas Vislicietis apdainavęs vakar taip su būgnais paminėtą Oršos mūšį. Žinoma, gražu būtų, kad tokios iškilmės būtų ištikusios, gal be būgnų, bet panašias iškilmės būtų ištikusios ir Marijos Katiliškio 100-mečio sukaktį, kuri taip pat buvo vakar. Nekelkime tiesiog sveiką pusiausvyrą, užmiršę savo martirologinius ir euforinius kompleksus, blaiviai suvokiame, kad nesame nei pasaulio bamba, nei provincijos vargetos. Turėtume būti ne tik aš, laukiantis iš savo valstybės paramos ir lengvatų, esame sąmoningų ir atsakingų aš ansamblis, galintis, norintis pasakyti, valstybė tai mes tai valdžia. Štai tas tautai ir žmogų ištiesinantis stuburas, štai toji visų geidžiamo pilietiškumo šaknis, kuri įsikirtusi mūsų istoriją, kultūrą, kalbą. Beje, Daukšepaus stilės prakalboje sako, kalba tai meilės ryšys, vienybės motina ir, lėtai pasakysiu, pilietiškumo tėvas. Pilietiškumas. Todėl, manyčiau, kad nesukursime pilietinės visuomenės be lingvistinės visuomenės. Dėl paprastos priežasties. Štai iš šioje konferencijoje girdėtų žodžių gaunasi panervuoti tame tarpe. Mes vis nebejaučiame vartojame. Tai yra pats realiausias rodiklis susirūpinti kalba. O kad mūsų visuomenė būtų ir pilietinė, ir lingvistinė, reikia suprantama bendros literatų ir istorikų talkos, ilgalaikių pastangų. Žinoma, neturėtų vieniems į kitus šnairuoti, lygiai kaip neturėtume apsikabinę miegoti, kaip tas miegantis Bridžietis 4000 metų. Tas bendras pastangas ir iš jų gimstantį kaskart brandesnį Lietuvos pasakojimą palyginčiau su tekančiu vandeniu, kurį į biržus atvaro čia nutolstančias, čia suartėjančias apaščia ir agluona. Štai jis teka, pasiekia biržus, čia apsikabina ir galiausiai padaro formą. Ir čia slypi neįsimiamas ir mus visus įkvepiantis Lietuvos pasakojimo